Labuka draugai, nežinau ar šitą vlogą matysit YouTube'ai, nežinau kas čia gausis, bet pabandysiu kažką nufilmuoti. Tai šiandien varysiu trasą, vadinasi 100 km aplink Vilnių, kažkas tokio. Tai šiaip 2/3 šios trasos aš pravažiavęs, liko tik paskutinė dalis. Tai šiandien bandysiu ją pravažiuoti, važiuosiu ne vienas, su draugu. Tai dabar važiuoju, kur paskutinį kartą su Valdemaru matėmės BP degalinį, ten susitinkam ir tada kartu važiuojam trasą. Tai šiais metais net su dviračiu nevažinėjau, su mocu. Tai va, bent jau uždarysiu sezoną. Iki. Nežinau, kaip ten pas jūs garsas, nes kaip ir turėtų pūsti, bet, nu, kaip bus, tai bus. Dabar kalniukas bus ohoho. Žodžiu, planai šiek tiek pasikeitė, kad būtų mums gerai su laiku, pagal laiką, draugų ir man, tai susitinkam Belmonte, ne degaliniai. Tai va, žiūrėsim, kaip aš čia spėsiu. Gal aš vėl čia ir nusukau. Čia bus sunkiau negu asfaltu kilt. Nu gerai, tiek to. Gerai, tai bandau užkilt. Kai pakilsiu, prisijungsiu. Na, vis dėlto aš nusukau. Reikėjo važiuoti asfaltu. Net nežinau šitą kelią, bet turėtume išvažiuoti asfaltą. Na viskas, pagaliau užkilau į kalną. Nėra taip baisiai. Aišku, pompa yra, bet galvojau bus blogiau. Tai tikėtina jau greitai išvažiuosime į asfaltą. Aišku, kelio nežinau, bet plius minus įsivaizduoju, kurią pusę važiuojam. Tai kažkur netoliese degalinės turime išvažiuoti. Beveik prie degalinės. Good. Viskas. Degalinę pravažiavom. Mažiukas, kalniukas vienas. Ir liko nusileisti iki Belmonto. Tai čia realiai, na gal 5 minutės užtruksim, nes ten kalnas gidokas, sakyčiau, tai greitis nemažas. Nu ką, viskas, nusileidimas. Neblogai. Na, va, viskas. Paskutinė maža įkalnė ir viskas. Ir Belmontas. Nu ką, važiuojam. Oho. Labai slidau. Wow. Dar pagaliukai guli, baisiai. Bijau staigiau sukt, kadangi iš karto krisiu. Wow. Nu va, dar porą posūkių. Wow. Nice. Wow. Stabdau. Gerai. Wow. Nice. Wow. Eik tu savo, kiek čia visko pribarstyta. Viskas. Tiesioji ir Belmontas. Nu, draugelis čia. Ar ne čia? Nu, ne. Dar draugelį nematau. Ui, ar jūs čia kažką matėt? Žodžiu, užsidėjau akinius, kadangi žiauriai pučia vėjas šaltas ir tada verkti pradedu. Ašaros bėga baisiai. Ką pastebėjau? Ant dviračio nesėdėjau turbūt, na, metus tai minimum, galbūt jau 2 praėjo. Tai žiauriai keista po moco atsisėst ant dviračio. Vairas toks lengvas, kaip ir pats bėgioja. Posūkius irgi keista imt. Reikia vairą sukt, o ne tiesiog pasislinkt į vieną šoną į kitą. Nu, keistas pojūtis. Bet jau maždaug pripratau. Tai va, žodžiu, hibridai laukiu draugo ir lekiam toliau.
biškį užsikalbėjom, pamiršau įjungti kamerą, bet žodžiu dabar gerai, kadangi pas jį navigacija yra. Nereikės telefono laikyti. Tai ką, dabar pro centriuką, pro paupį, tada cupas ir tada link Akropolio. Ir tik tada prasidės trasa. Vėjelio čia nėra, važiuojasi labai gerai, nėra sunku. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Opa! Jau Gedimino. Gal pro parką? Darai. Prasuksim. Čia zaibys keliukai. Galim net pro kitą pusę, pro dešinę važiuoti, pro tiltą. Atsimeni? Ja. Šiaip labai geras oras su dviračiu pasivažinėti. Up. Ne čia Dariau, ne čia važiuoji. Pamiršo apie tiltą. Jo, čia. Opa. Opa. Čia įdomiau po šitą pusę važiuoti. Pripačiau ratus, 2 ir 2 barai, bet toks jausmas, kad 3. Šiandien taip slysta. Baisiai. Bet čia tikriausiai dėl lapų, dėl lietaus ir panašiai. Labai šlapia šiandien. Pasiėmė draugas GoPro papildomą bateriją. Tai 2,5 valandos maždaug turim vidosam susukti. Tai žiūrėsim, kiek mums užteks. Oba. Šiaip dar norėčiau nusileisti nuo 3 kryžių kalno. Tai irgi labai nice. O mes ten, kiek atsimenu, važiavom ne laiptais, o ten iš šono. O ten iš šono vien lapai bus. Nu, bet to draugelio paklausiu, ką jis galvoja. Bet žiauriai tingiu iš tikrųjų kilt. Dabar bandėm prisiminti, kada aš paskutinį kartą su dviračiu važinėjau. Tai aš galvojau, kad metus tai tikrai nevažinėjau. Praeitais metais gal, bet neatsimenu. Darius sako, tai praeitais metais kai į Palangą važiavom iš Vilniaus. Aš sakau, nu, ble, rimtai. Yes. Nu ką, išbandom ant vieno rato. Patikrino mano skillsus. Biliamba, po moco sunku. Su moco kažkaip lengviau eina. Viskas, pravažiavom mano rajoną. Varom toliau. Dabar tiesiai išvažiuosim į Ozą ir tada kilsim į Akrą. Jau nebedaug liko iki trasos pradžios. Tai va, judam. Ozas yra. Nu, pažiūrim, kiek aš jau šiandien pravažiavau. Ką mes čia turim šiandien? Tik 17 kilų? Ja. Ai, nu gal. Ai, tai visai nedaug dar. Nu va, viskas, Akriką pravažiavom. Iki trasos liko porą kilų, įsivaizduoju. Ir tęsiam trasą. Nes jau pravažiavę 100 kilo, gal šiandien 5-7, kažkas tokio, tai liko, nu kažkas tokio, 30-35 kilai. Tai draugelis sako, kad ta paskutinė atkarpa geriausia, įdomiausia, smagiausia. Tai va, įvertinsim šiandien. Viskas, įvažiavom į trasą, prasideda įdomesni keliukai. O, nice. Tu, Dariau, visą laiką pirmas važiuok, tu trasą turi, tai į mane gali nežiūrėti. Nu, nice, šiandien oras tai puikus. Vėjo nėra, važiuojasi maloniai. Super. Tiesą sakant, jeigu bus toks geras oras dar šį mėnesį, norėsiu dar išliekti kartą, o gal 2. Labai smagu. Opa,
Nu ką, o ežeriukas, išsimaudom. Turi atsigert kažką? Turi. Ką, prieš pradžią gal 5 minutės šyla ir tada lėksim. Nu ką, pradedam. Važiuojam. Kaip dabar gerai, tyla, ramu, mašinų nėra. Pasiklydom, nespėjom pradėti, o jau pasiklydom. Wow. Žinau šitą keliuką, žinau. Nu va, čia dar nebuksuoja. Bet jau miške tai žopa, iš karto. Wow. Nu, nice. Labai gerai. Šiaip galima bandyti pagal stulpelius važiuoti. Jeigu visus pastebėsit, tai realiai 100 kg galima ir pravažiuoti. Nu, bet visus pamatyti irgi iššūkis. Tai geriau turėti savo trasą ir pagal ją varyti. O. Sakau, toks jausmas, kad aš 3 barus, blėt, primučiau, o ne 2. Kuras baigėsi. 25 kilai. Viskas. 0,7 litro nėra benzo. Biški kalniukas, ramiai. Su pirmo pavara, judam. Gerai. Kvadricepsai šyla. Wow. Neblogai. Nice. Labai nice. Wow. Ką reikia užsukti degalinę, 9,5 užpilt ir varysim toliau. Nu va, čia ir užsipilsim. Užfiksuosim procesą, kaip pilamės. Likutį išgersim. Viskas užsipiliam. Dabar judam toliau. Nu, bandysiu užšokt. Ubaba, nice. Ai, toks greitis buvo, nu. Bet man kažkodėl atrodo, kad mes čia jau važiavom. Kai antrą dalį važiavom, ne? Ne, blėt, nu, rimtai. Aš atsimenu šitą kelią. Ką? Tai gal tu važiavai ant tą trečią? Ne, trečią dieną aš nevažiavau. Gal mes dabar antrą dalį vėl važiuojam, ne? Davai gal sustojam, parodyk trasą, man įdomu. Nes čia šudiniausias takas, kiek atsimenu, buvo. Tai kur mums dabar? Šičia? Jo. Po dešinę? Jo, taip. Čia jau žalėja? Jo. Ai, tai reiškias all good. Darius sakė, ne, po šitą pusę tik nusileidimai, pakilimo ten beveik nėra. O, kaip slidu. Kaip ant ledo. Nice. O, stulpelį, raudonas. Sunku pasiklysti, bet kartais tie stulpeliai labai retai stovi ir gali pasiklysti, nedavažiavus. Op. Upa. Dabar pro miestą važiuojam, čia nežinau, gal kokią Jeruzalę važiuojam, tai gal kas nieko įdomaus.
Rodiklis čia, gerai, nepasiklydau. Darius, kur Darius lekia. Opa. Labai gera trasa. Rekomenduoju, kas mėgsta. Adrenaliną šiek tiek. Važiuojam. Na va, jau Santariškis. Iki Žaliųjų visai nedaug liko. Tai jau tikėtina to į mišką kažkokį įvažiuosim. Šiaip man dar kyla mintis išsimaudyt Žaliuose šiandien. Tik kad rankšluosčio nėra. Šiaip būtų labai nice. Nu viskas, įvažiavom į mišką, bet toks jausmas, kad aš jau čia važinėjau. Nežinau kodėl, nors aš žinau, kad aš trečios dalies šios trasos nepravažiavęs. Bet žiūrėsim, kas bus toliau. Bet čia tai tikrai važiavęs. Geri keliukai, labai ramu. Nu jo, mes čia važinėjom, ble. Grinai ta pati trasa, nu. What the fuck? What the fuck? Taško šūdais, ble, per veidą. O mes varom, mes varom. Na nieko. Miškuose tai gut, o čia nelabai. Upapa. O, bliot. Biškį šonų daviau. O, blemba čia milimetrai. O, čia atsimenu, mes pėsčiom eisim. Bliot. Tu matei, kur mano ratas, ar čia ne ratas, ar čia koja buvo? Matai? O, čia nežinau, ar čia ratas, ar batas, taip važiavau. Ką, pyzė ratui? Jo, hebrytė, prisiminiau šitą trasą. Važiavau aš jau čia, iki pačių Žalių ežerų. Ir tada mes baigiam tą trasą. Bet jinai dar prie Žaliųjų nesibaigia. Tai šiandien važiuosim toliau, iki galo. Man atrodo, čia niekad neleidomės. Visi pėsčiom eidavom. Bandom.
Oba. Oj. Ja. Блин, нахуй. Ой. Найс! Nu-ką, viskas, žalėjai. Tuoj pažiūrėsim, kiek jau pravažiavom, bet čia dar ne pabaiga. Dar ne pabaiga. Tai čia per takelį tokį padarė. Įdomu, įdomu. Ui, tu savo. Ledas, tiesiog ledas. Nu ką, laikas išsimaudėt, va, žmonės va maudosi. Reik pavyzdinti. Ką dariau? Varom, išsimaudėm? Ne. Atsisakysi šį kartą? Jo. Ką, dabar varom į parduotuvę čia, prie Žaliųjų netoliese yra. Nusipirksim pavalgyt, kadangi tik iš ryto valgėm 8-9. Pavalgysim ir varysim toliau, jau nebedaug liko. Gal 20 kg kokių, o pravažiavom kem 2. Nu tai va, kažkas tokio ir bus, šiam 2, gal šiam 5 kg. Gal dar po miestą šiek tiek prisuksiu. Jeigu bus jėgų, kol kas gerai jaučiuosi. Viskas, Darius nuėjo į parduotuvę, paims atsigert ir tada nueisim čia kažkokie kaipinių namai. Nueisim gal pavalgyt, tada varysim toliau. Bet kojos jau jaučiasi. Kiek čia kem 5 kg, bet per miškus jaučiasi kilometrai. Tad pertrauka ir važiuosim toliau. Viskas, tęsiam kelionę mūsų. Pavalgiam, sušilom, judam maždaug link Žirmūnų. Pro miškus maždaug į Žirmūnus dabar važiuojam. Ai, čia šitas, ane? Gražus, lygus takelis, tiesiai. Nei nusileidimo, nei pakilimo. O, biškį nusileidimo. Įsibėgiam. Neblogai. O. Norisi gerų nusileidimų, nu, bet kol kas nėra. Jau ir tamsu darosi. Nu jo. Na, tikriausiai pakilsim ir bus geras nusileidimas. Nu, Darius sako, kad didžiausi nusileidimai prasideda.
Tai pažiūrėsim, ką mes čia turėsim. Wow. Wow. Op. Va tokie nusileidimai pas mus. Tokie nusileidimai. Viskas, Darius sako, kad didžiausias nusileidimas Lietuvoje dabar bus. Tai prisijungiam parodyt. Op. Asfaltų. Oi, kai šūdas taško tu. Žiūrėkit. Masa laimi. Masa laimi masa. Oho. Nu čia irgi įsibėgėt reikia gerai. Bandom. Aha. Biškį nukrypau. Ir ką, čia didelis kalnas bus? Jo. Tai gal pėsčiom einam. Ką, viskas? Ar tiesiog laukia? Nu, sėkmės mums. Tai čia pakairė, ne? Jo. Nu, čia tiesiog jėgų reikia. Bet įkalnė tai nėra labai didelė, kiek matau. Gal pusę paimčiau. Bet ar verta? Po to apšiai jėgų nebus. Galim pailsėti ir pabandyti. Nu, davai. Nu, viskas, Darius bando paimt kalniuką. Aš pasižiūrėsiu, įvertinsiu. Tada spręsim, verta važiuoti ar ne. Važiuoja. 20% yra. Na, mes jau pavargę tiesiog, jau kojos nenaujos, nešviežios. Tai būtų iš karto toks kalniukas, tai manau, galima būtų įvažiuoti. Na, jau pusė yra. Ir ką, viskas, stop. Gerai, bandau tada ir aš. Blet, taip nesinori, bet bandom. Bandom. Wow. Okay. Kur važiuot? Pas tave? Bля. Biški disbalansas. Bet užvažiuočiau, jeigu nenukryščiau. Bet kojas jaučiasi. Gerai, bandau iki galo. Bandom. Op, blėt. Reiktų savo, nešioja. Kairė, dešinė. Nu galima įvažiuoti, bet biškį nešioja kairė dešinę. Nenušoksi? Nu, toj pažiūrėsiu, koks ten. Nu, ble. Jo, čia va, po kairį reikia imt. Ir bus gerai. Tikiuosi, nenukrysiu. Wow. Eik tu savo. Man jau ir rankos pavargo vairą laikyt. Eik tu savo. Čiuvas atėjo parūkyt, kad mama nematytų. Matai, Dariau? Stovi rūko, nu. Kad mama nematytų, turbūt atėjo į mišką parūkyt. Opa. Wow. Tai reikės per upę važiuoti ar ne? Ne?
ne? Tai tada gerai. Sveiki. Oho! Ei boy, ei boy. Ai, gal aš pėsčiomais. Tai viskas, hebrytė, va, mes užėjom į šitą kalną didžiulį. Ir viskas, šiaip čia iki Ozo. Ką žinau, čia pusė kilo jau Ozas, tai realiai jau viskas. Jau mieste padarėm ratuką. Kiek mes turim? Kilometrų 5-3, nu tai šiam su viršum turėtų būti. Nu ką, jau kojas nebetraukia? Ne, jau galim važiuoti. Galim važiuot. Galim važiuot. Nu, hebrytė, atspėkit, kur mes. Įdomu. Žinosit ar ne? Prie Valakampių važiuojam, va, upė iš kairės, tai dabar tiesiai ir bus Antakalnis. Biškį ratuką dar padarysiu, galbūt pavyks padaryti 7 kilo, nes dar kaip ir jėgų šiek tiek yra, galima pasivažinėti. Ką, viskas, mama? Ja. Tau dar 15, o man 2. O, все, viskas, iki. Nu ką, viskas, baigta. Šiandienai tiek. Važiuoju namo, čia man liko gal 2 kilometrai. Pridėsiu skryną, kiek pravažiavom, bet turbūt apie, kiek ten, šiam 4, kažkas tokio. Nu jo, šiam 4 gal kokie bus. Tai pridėsiu skryną prie video. Tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo, subscribinam kanalą ir iki.